Nežino, kur varo. Jau už pusvalandžio reikės nešti. Kūnas jisai juodi, kažkokio numingas. 16, Florianska. Florianska, which number? 16. Tikiuosi nesusilaužyti rankos, kojos. Slavica? O. Atrodo, kad tai kito čiužinėjimo gyvenimo keliauja. Čia visiškai kitas adresas bus, palaukit, nebesiparinkit. Oi, kaip čia krysim visi? Trečia valanda dienos darbo įdė. Nusivylimas. Čia intro bus. Gal greičiau biškai? Bet nemato to traukinio. Ramiai atsisuko, pasižiūrėjo. O mums čia toj mums kam reikės išlipti? Tam pačiam perone, kaip tiesiog priešais. Jūs rasit savo vagoną ir savo vietas. Pagavai? Jo. Ginte pozuoja mums. Žiūrėk, ir man tas išlindo. Ne. Tokį žvilgsniuką, tik akės kampu. Kaunas Zakopanė. Trečia valanda dienos darbo įdė. Nusivylimas. Čia intro bus. Man tas mėgtas, kur picą deda ant jo kažką, kur įdės pepperoni. Tai be per stotį ir išeisim. Nežino, kur varo. Jau už pusvalandžio reikės nešti. Per gatvę tiesiai per parkelį, taip? Neklausykit tiesiai. Mums biškai kairiau į parką reikia. Bėgam. Durdas. Policija po kairį ginami. Ką radai? Čia, į dešinę. Ir į Tai va čia yra bromas, bet jisai užrakintas yra. Bet tai mum namas yra viduj. Davai, praeiti pro kitą gatvę. Aha. Reception, va, PHA. In the corridor on the right hand side. In the corridor on the right hand side. Čia beveik kaip pabėgimų kambarys, žinai. You will find the safe, open it with the code. 28, find the envelope. Čia tikrai kaip pabėgimų kambarys. Čia visiškai kitas adresas bus, palaukit, nebesiparinkit. Eik, bet tai belė kas čia. 16, Florianska. Florianska, which number? 16. To hotel podróżą, so I think it's that direction. Because 10... Thank you very much. Florianska 16, apartment. Šitas čia. Bet tai čia pamatysi, kaip čia bus gerai. Tiko raktas? Ką čia turim? Per 9:10 turėtų pusryčius, ne? 11 mums reikia įsinešti. Su maistu, man atrodo, po 15 be maisto padėmė. Ir čia tu ramai kažkaip. Parašėjai man? Pasimsim pavalgyti, apeisim vieną kvartalą. Iki 2 dirba. Hi there, you alright? Thank you. Čia kaip dar kaip pili. Pepito? Pips? Pepsi. Sorry? Nah. Good. Nah, thank you. Yra, ateina. O. Labas rytas, Krokuva. Nu va, įsičekiautinam iš savo pirmo viešbutuko. Šiaip visai nice, labai pigu, visiškai centre, kelios minutės ir jau prie pagrindinės rotušės. Einam dabar pasižiūrėsim Krokuvos pilį, o tada keliausim į slidinėjimo jau kurortą. Kelionę pradėkime. Tai per akį, išlyskit. Šičia va. Manau, čia labiau bus. Čia.
Smagiai gražu ta Krokuva. Visai kitoks vaizdas negu vaikštant 11 val. Vakaro. Niekas nieko per daug nesiūlo. Jokių party, strip club. Fainai visiems kartu. Pirmas kartas toks keliaujant su didesne grupe. Dar tik pirma diena, bet viskas kol kas labai puikiai. Tai kaip jaučiatės visi? Puikiai. Atrodo, kad tai kito čiuožinėjimo gyvenimo keliaujame. Žiauriai skanus. Tas cinamonas labai kvepia. Kaip tu užlips ant slidžių? Ant ko? Ant borto. Aš sakiau, niekada gyvenime šitą. Outside on the left. Okay, thank you very much. Gal mes esi juodi, kažkokie ninjas. Nežinau, ką man dabar tau pasakyti čia. Zubra į zubą. Draugelį pasikviečiu. Drauga. Vis dar tikiuosi nesusilaužyti rankos, kojos ir neprisigert per daug, kad paskui nereiktų visą dieną lovai gulėti. Ką išbalsuoti reikia sakyti iš kompanijos? Mantą išbalsuoju. Aš irgi Mantą, Kriaučiūną. Jo nereikia šito kelionį. Rūta išbalsuoju. Aš tai išbalsuoju save, nes nebegaliu, man čia nebelinksma jau. Mane labai nervina, kad draugai priespaudoje yra, todėl norėčiau išbalsuoti vieną sesę, nes kitas seks paskui. Ta sesė turėtų būti Rūta. Išbalsuoju Karolį. Labai smagu man. Man tas tikrai kiek čia galima, kas pakeitė, aš nieko nesuprantu. Aš manau, kad išbalsuoju Rūtą. Nes visą laiką sako, kad geriausiai išgyvena visokiose situacijose, tai gali būti, kad mum jinai gali pakenkti šitoj kelionėj. Jeigu tu man balsuotum. Tai gerai, o iš tikrųjų tai nieko nenoriu išbalsuoti, nes gera kelionė. Čia kaip durnelė, dabar žiūrim į ekraną. Gerai, užteks. Ačiū už dėmesį. Tai 50 minučių, tai bet mums čia vaisklepą reikia, jeigu... Ai, pala sakė, rašė, kad kavos aparatas yra. Tai Tokiam prabangoj. Panašu, kad Uberio neįsikvietėm, einam peškom. Toks tikras slidinėjimo kurortas, visi su slidininko drabužiais. Galėsim įsivertinti, kiek rytoj reikės nueiti iki to slidinėjimo. O, čia dar nemažai. Man tai lėtinė jau. Ten šiaip ir yra praėjimas, čia pro dešinę, tik tais ten gali būt, kad slidus koks kelias žiauriai bus. Oi. Oi, kaip čia krysim visi. Ant subinės davai jį. Nu, nei vienas nenukrysit, tipo? Marė? Greitą, taktinį. Ir dabar į kalniuką. Kaip aš tingėsiu į po slidinėjimo atgal čia. Tai dar statėjai. Jo. Yes, we have booking reservation. Alright, you car or no? No, on foot. From Lithuania. Czech Republic, Slavica. Slavica? O, na zdravie. Aš užsikabinau kaip iš tų video, aišku, žiūrėsiu, pradėjo mane vilkti. Ateik alaus. Aš mirsiu. Bijau judėt. Jau bijau, kad nekados nepasakysiu, kad su Rūta važiuojam slidinę. O, čia gerai. Ir nekris. Čia Gintai iš karto kai varo. Oba. Nu, ir daug lengviau ant didesnio, ar ne? Ir šonai ne tik, kad pagelbė ir užvengia. Atsisukai man tada atklygė.